Sveiki, broliukai ir sesutės. Na kągi, tikiuosi jūs pasilgot jau pasakėčios ir apie terariumą įdomienas. Na ir todėl, kadangi aš taip galvoju, kad turbūt jau pasilgotų terariumą įdomienų, tai parašiau irgi keletą jum įdomienų iš terariumo gyvenimo. Nu ir kokia ta pirmoji įdomiena? Ogi pirmoji įdomiena, kad yra tokia administracinė teritorija Naujoji Zelandija terariume ir jie ten atšaukė įstatymą, pagal kurį buvo privaloma žymėti GMO, ten visokius produktus, maisto produktus, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų ir, netradicinius produktus. Tai, jeigu vabalų pridėta ar kirminų, ar ten kitokių, vabzdžių, ir arba jeigu tai yra kokia nors dirbtina mėsa, ar iš plasmasės pagaminta mėsa, ar iš vis neaišku, iš ko pagaminta, tarkim, ale mėsa, tai irgi buvo privaloma žymėti pagal ankstesnius, tuos jau galiojančius įstatymus. Tai dabar, tuos įstatymus visus jau atšaukė ir dabar jau nebeprivaloma nieko žymėti, nieko rašyti. Gal kažkas ten dar ir liko privaloma, nežinau, jie ten mėgsta kalorijas visokias skaičiuoti, ar dar kokias nors nesąmonės, kas visiškai yra nenaudinga ir nereikalinga. Bet, kas yra jau svarbu žmonėm, tai to dalyko, aišku, jau jie padarė, kad būtų neprivaloma rašyti. Tai jeigu jau toks dalykas įvyko, kaip ir žinoma, terariume yra toks kaip ir dėsnis, jeigu jau atsitiko vienoje administraciniai teritorijai, tai žinoma, kad tie dalykai anksčiau ar vėliau atsitiks ir kitose administracinėse teritorijose. Ir ką galiu paminėti, kiek aš dar atsimenu, kad irgi administraciniai teritorijai Europos Sąjungai, tai irgi nereikia žymėti, jeigu pridėta kirminų ir vabalų į maistą. Nežinau, dėl kitų dalykų, dėl GMO negaliu pasakyti, bet čia priminsiu apie terariumą, apie tą terariumą siaubarimo, ne apie mūsų nuostabią planetą Žemę, tai nereikėtų čia žmonėm labai gąsdintis iš tikrųjų, čia aišku, tai tik tais fantazijos tam baisiajam terariume taip vyksta. Toliau kas toliau dabar. Tai, ir dėl kogi, bet nuimami tie visi žymėjimai. Ogi dėl to, kad žmonės pirkdami kažkokios tai maisto prekės nežinotų, iš ko jos padarytos ir iš nežinojimo, tiesiog nusipirktų ir prisivalgytų tos vabalienos visokios, ar tos plasmasės kokios nors, ar dar kažkokio tai dalyko ir atitinkamai susigadintų savo sveikatą, sugadintų savo kūno normalų funkcionavimą. Tai, iš to paskui seka visa kita, tai jau nesikartuosiu, esu daug kartų jau apie tai pasakojęs. Toliau, dabar kas čia toliau? Pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė labai gerą dalyką, jie paskelbė, kad šiuolaikinė medicina jau pasiekė aukščiausią sėkmės lygį įmanoma. Tai ir komgi pasireiškia, pavyzdžiui, tas aukščiausias sėkmės lygis pagal pasaulinę sveikatos organizaciją. Ogi pasireiškia tuom, kad beveik visi žmonės serga. Tai medicina tikrai pasiekė savo aukščiausią lygį. Labai jie džiaugiasi, Nevidono tarnai ploja katučių, kaip sakant, voliojasi iš juoko ir džiaugsmo, negali nusitverti. Tai tokie dalykai vyksta toj pasaulinės sveikatos organizacijoje, terariume. O Zelenskis, Nevidono tarnas Zelenskis, jisai turi ten žmoną tokia ir ta jo žmona, persirengusiu kareiviškai, kreipėsi dabar ir į dundukus, į dundukų, žmonas irgi, per durnaždėžę, per visokias ir kitas dar melagienų priemonės, kurias ten jie naudoja, visi tie Nevidono tarnai, ir pranešė, kad, merginos jau laikas, atėjo laikas dabar merginom ir stokite į armijos gretas. Jau vyrukų pautilizavo ir jau mažėja tas rautas tų vyrukų, dundukų, kurie patys ten bėgdavo ir pagauti jau vis sunkiau sekasi, tai dabar jau sako, kad jau laikas ir merginom jau eiti į armiją. Ten aišku, jie propagandiškai dar parodo vieną kitą, tą, nežinau, būrį tokie sudaryta iš merginų ir taip toliau su rūšiais veidais, ten apsirengusios kamufliažais ir panašiai, ir, ruošia ir merginas, ruošia utilizaciją irgi. Toliau. O jie dar ne tik, kad ruošia dar merginas utilizaciją, dar ir jie reklamuoja, kad jau netgi sukūrė, kaip čia dabar, sukūrė aprangą, karinę aprangą nėščiom moterim. Tai nėštumas tai yra netrukdys ir nestabdys dirbti, pavyzdžiui, nereikia eiti darbą, pavyzdžiui, negalima, dėl sveikatos ar panašiai, bet į armiją utilizacijai tinka, gali eiti ir nėščio, utilizacija. Tai tokie dalykai dedasi jau toje administraciniai teritorijai Ukrainai. Toliau kas toliau? O Prancūzija jau atidaryti pirmieji 232 punktai
dundukų skiepijimui nuo beždžionių raupų. Įsivaizduoja, tai čia aišku jau buvo turbūt prieš kokias 2 savaitės tam terariume ar panašiai, o gal ir dar daugiau. Dabar jau turbūt jau ir ten gal ir 1000 pasiekė tų punktų, gal ir dar daugiau. Nu, bet esmė, kad pradėjo veikti jau ne tik tais, kad gali nueiti atkišti šikną ir patikrins, ar tu ten sergitais beždžionius raupais, bet jau ir skiepukai yra paruošti dundukam. Tai va, tai žodžiu, skiepukai nuodukai. Aišku, dundukam labai svarbu, kad per durnadėžę parodytų ten porą, sakykime, kaip čia pasakykim, sužalotų žmonių, kur ten iš puslėm, iš uodo jų visą, kaip sakykim, nusieta. Neaišku dar dėl kokių priežasčių, nes, kaip ir sakiau, terariume tai virusų iš tikrųjų nėra, ne taip kaip pas mus planetoje Žemė, kai tie virusai, kaip sakykim, čia kaip tarakonai išplitę, o terariume nėra tenais tiesiog virusų, nes jie tiesiog neegzistuoja, o yra tik tais Nevidono tarnų propaganda tokia, kad yra virusai ir vienas iš tokių aletai virusų, tai yra tie beždžionių raupai. Nu, iš tikrųjų, tai tie ne jokie ne raupai, o tiesiog yra apnuodyti žmonės nuo kažkokių tai nuodų atitinkamų. Jiems, žodžiu, oda pradeda ten puliuoti ir susidaro visokios pūslės ir kažkokie kitokie dalykai. Ir tada sako, čia va, žiūrėkit, yra beždžionių raupų virusas. Ir parodo ten vieną kitą tokį va, apnuodytą žmogų per televizorių, per tą durnadėžę ir visi dundukai iš karto bėga skiepytis, kad ir jiem taip neatsitiktų. Niekas ten nesigilina, ar yra čia tie, ar nėra, ar iš tikrųjų tie beždžionių raupai, ar dar kažkas. Nu, žodžiu, svarbu, jiem parodė per teliką, pasakė, kad reikia, čia viskas dėl jūsų saugumo, žodžiu, ir visi bėga. Tai va, tai ten jau 100 tų punktų atidaryta ir, aišku, jau 1000, turbūt ir milijonai jau bėga skiepytis. Nu, toliau, kasgi toliau dar tam terariume tokio įdomaus vyksta. Va, dar įdomus toksai yra, kaip čia, sakykime, pamastymas, ne, dėl ko tos testus nuo tų beždžionių raupų daro per subinį. Nu, kiša jie į subinę, žodžiu, tą pagaliuką ir tada jau taip nustato, ar ten sergi. Ogi todėl, kad, žodžiu, kai vat, buvo, tarkim, covidas, ne visi norėjo eiti skiepytis, vat, kiti geriau sutikdavo eiti ten kas kelias dienas, ar kad ir kiekvieną dieną, žodžiu, priklausomai kur kokioj ten, sakykime, administraciniai teritorijai buvo skirtingos tvarkos, reikėdavo eitis ir kištis į nosį, žodžiu, tą testą, kad jau, žodžiu, nustatytų, kad tu neužsikrėtęs to covidu ir galėtum eiti darbą. Tai bet suprato Nevidono tarnai, kad į tą nosį visi, kaip sakykime, nu, netaip jau ir nemalonu į tą nosį įsikišti, gal ir nemalonu, bet, žodžiu, nu, netaip dar, kaip sakykime, čia britkoja, ne, bet dabar padarys, kad į subinę reikėtų kištis. Nu, ir, žodžiu, kas jau nenorės skiepytis iš tų dundukų, tai jau jie turės badytis į tą šiknaskylę kiekvieną kartą, norėdami tą testą pasidaryti. O jau į tą šiknaskylę jau turbūt netaip malonu turbūt badytis. Nu, ir į nosį, aišku, nemalonu, o gal kažkam ir malonu į tą šiknaskylę, o gal kam nors ir pabadyti tą šiknaskylę labai yra malonu. Nu, sunku pasakyti, dėl kogi čia galima žiūrėti ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės. Nu, bet kadangi jau praėjo dundukams tas testas į nosį, tai dabar jau turėtų praeiti, žinoma, ir testas į šiknaskylę. Nes, žinoma, tokie baisus ten tie raupai atsiranda nuo tų beždžionių. Nu, aišku, čia, kaip ir sakiau, grėsia tik tais tiem, kurie iš beždžionių kilė tam terariume, nes yra terariume 2 rūšių, ten, sakykime, žmonės gal ir daugiau tų rūšių. Nes vieni yra kilę iš beždžionių, nu, dažniausiai tai jie ir būna tie dundukai, o kiti yra tiesiog sutvėrėjo vaikai ir jiem, aišku, negrėsia jokie beždžionių raupai. Tai va, nu ką, čia toliau mes žiūrim, toliau. Tai dar vat, noriu priminti, čia gal ir kažkada buvau pasakojęs irgi, kad terariume yra numatytas naujas virusas jau ten SPARS, paskelbta, kad jis prasidės nuo 2025 metų kovo 21 dienos. Nu ir, žodžiu, bus tas virusas nutaikytas į vaikus. Nu, ten, žodžiu, yra krūva visokios statistikos pateikta, kad jis ten kiek kartų jis baisesnis bus už tą COVID virusą, kurio niekada nebuvo tam terariume. Čia sakau, ne apie mūsų planetą Žemę, čia pas mus tai aišku viskas buvo ir oficialų šaltiniai viską patvirtino, o terariume, žodžiu, kadangi ten yra toks terariumas jau bariumas, užkariautas ar užgrobtas, sakykime, Nevidono, ir ten viskas paremta tik tais melu. Tai vat ir tas SPARSas irgi ten toksai jau išgalvotas, jau ir sugalvotas, kad jis labiausiai bus į vaikus nutaikytas. Nuo 25 kovo 21 turėtų terariume prasidėti, tai vat pagyvensim, pamatysim, ar prasidės tam terariume nuo tos 21 kovo, ar kažkokia kita bus data, ar bus visai ne SPARSas. Nu, žodžiu, toliau. O gal bus ten daugiau dabar tų, nes ir covidus jau ten atnaujina visi, ir beždžionės dabar atsirado, ir dar ten visokių
karštlygių visokių, ar karštinių, nežinau kaip ten vadinasi, kur uodai ten platina krūvą dabar visokiausių tų lygų. Nu, žodžiu, jau taip užpuolė tą terariumą įvairios lygos, kad nieko taip nebuvo, o dabar tai tiesiog vieną po kitos neduoda ten žmonėm ramiai gyventi. Taip, o oro uostose jau pradedamos pratybos dėl beždžionių raupų. Vat prasidėjo jau oro uostose pratybos. Nu, kokiasgi tos pratybos? Tai pratybos, aišku, vykdomos tuo tikslu, kad jau galėtų žmonės ten ir testuoti, ir tikrinti, žodžiu, ir patikras visokias daryti, ir kažkur ten juos sulaikyti ir taip toliau. Nu, žodžiu, oro uostose vykdomos jau pratybos. Na, tai ką reiškia, jeigu vykdomas oro uosto pratybos, tai vadinasi bus ir kažkokie tai apribojimai oro uostuose, kada jau jie ten visi išsitreniruos, visus jau tos klapčiukus ištreniruos, tai tada padarys jau ir tuos apribojimus į gyvenimą, kaip sakant, paleis. Tai reikėtų žinoti, kad neužilgo terariume oro uostuose jau nebebus galima taip paprastai skraidyti kaip iki šiol. Na, turbūt, sakykime, šias įdomienas aš ir baigsiu, dabar gal nedarysiu po tokį ilgą video, paskui reikia pagreitinti ten, nes užsikalbu ir žiūriu, kad man jau nebetelpa į tas minutės, kokį ten tą turiu limitą. Tai tikiuosi buvo įdomu jums paklausyti to įdomieno, o kitas įdomienas jau pratęsiu kituose video. Džiaugiuosi, kad žiūrėt, žodžiu, neužmirškit palaikinti, pašėrint, pakomentuoti ką nors, o jeigu dar galite ir paklausti ką nors. Tai tiek tų įdomienų tam kartui.